Jei nenori būti kaip tubelis prieš Graikiją matematikoje, tai dabar klausyk. Dabar mes žinome, tikimybė tubelis įmes yra 0,8. Ir mes žinome, kad tubelis meta 3 kartus. Mes norime apskaičiuoti tikimybę, kad jis bent įmes vieną kartą iš 3. Aišku, taip nebuvo. Jei nori šiais metais geresnių rezultatų, tai būtinai signupink korepa.lt, linkas yra bio. Taigi, kai mes matome žodį bent, mums iškart turi indikuoti, kad mes turėsim skaičiuoti priešingą tikimybę. Tai jeigu mes žinome, kad mums reikia paskaičiuoti, kada jis įmes bent kartą, tai reiškia, kad mes skaičiuosime priešingą įvykį, kad jis neįmes nei kartą. Nes taip mes paskaičiuosime priešingą įvykį ir mes žinome, 1 minus priešingas įvykis būtų mūsų tikimybė, kad jis įmes bent kartą. Dabar, kad jis neįmes nei karto, kokia bus tikimybė? Tiesiog kokia yra tikimybė, kad jis neįmes. Tai jeigu yra 0,8, kad įmes, tai aišku, kad 0,2, kad neįmes. 1 minus 0,8 būtų 0,2, tai reiškia mes 0,2 kelsime kubu ir gausime 0,008. Tikimybė, kad įsimes bent kartą, 1 minus 0,008, kas pas mus bus tiesiog 0,992.